Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Viešpats su jumis. Iš pranašo Amoso knygos. Vargas be rūpesčio gyvenantiems Sione ir saugiai besijaučiantiems Samarijos kalne. Jūs gulite drambliakaulių lovose ir drybsote ant savo pagalvių. Jūs valgyti imate iš bandos avinėlių, iš tvarto nupenėtų veršelių. Fuck. Sergėti vienam savo angelų kino kūnas čia ir sėsis tai išvaduok iš nuodėmių pančių, kad su tavo šventaisiais jie nušvietėve džiaugtųsi, prašome, per Kristų mūsų viešpatį. Žmonės iš šito rajono susieinam atsiminti moterį Oną Varpickaitę. Gimė atnešti pasauliui naujienas, senas naujienas, kur atgynina kūną, ne tik tai gyvulių, bet ir tavo kūną. Ana mokino. Jai atgydė, įsimokino čia Lietuvų krašte apie tuos žolelės, kur šventuose raštuose yra aprašyti. Ir savo vėžį išnaikino. Ir paprastą mokslą pakeičia viso pasaulio ateitį. Nereikia daugiau sergti. Nereikia daugiau būti liūdniem. Reikia visą gyvenimą negali sunaikyti. Šventuose raštuose sako, neužmušk žmonijos, bet Ana sako, taip kai sako, Genesis 1:20, nereikia valgyti daugiau gyvulių, nereikia užmušti karvutės ar ožką ar kiaulytę. Ne, viską, ką tau reikia, gali gauti vaisius, žoles su savo tokiu maistu ir vaistu. Neįdėkite į puodą ir sunaikykite tą energiją, Ana taip mokino. Ir mes neturim pamiršti josios mokslas ir turim įdėti į savo gyvenimą. Tai yra geriausias būdas atminti ją, garbinti ją. Tas yra šventas mokslas.
mes, kai seksim Onos mokslą, tai ir būsim sveiki, linksmi ir šventi. Ačiū. Sveiki, norinčiai kalbėti. Tada žodžiai iš širdies. Kruopių poetės Gražinos Blinkinienės eilės amžinai išėjusiems į amžinuosius namus. Jūs jau namie, o mes Meldžiame tave viešpatie, būk gailestingas šiai mirusiai, kad už savo kaltes nebūtų baudžiama, nes stengiasi vykdyti tavo valią, kaip čia tikėjimas jungia ją su tikinčiųjų būriais, taip ten tavo gailestingumas ties suvienyje ją su angelų pulkais. Prašome per Kristų, mūsų viešpatie. Amžinai atilsį duok mirusiai viešpatie. Ir amžiną šviesą, tegu jiems šviečia jeigu ilsis. Iš žemės mus viešpatie sukūrė ir davei mums kūną. Prikelk mūsų teismo dieną, mūsų atpirkėjau. Artimieji, kas esat, galite mesti žemės. Reikia palaikyti.